Labą dieną, labas rytas. Raitojasi rankovės ir ruošiu pusryčius. Išplaku kiaušinį. Pienukas. Va, ryte tikrai nesinori daug kuistis virtuvėje, bent jau man. Ir čia yra batonas. Balta duona. Kitaip sakant, bulka. Viskas. Aš mirkau į šitą plakinį ir dedu į keptuvę. Man šitas patiekalas labai primena vaikystę, nes man mama darydavo tokius dabar vadinamus French toastus arba skrebučius. Prieš išimant aš dažniausiai nusausinu truputį aliejaus perteklių. Na tiesiog. Bet čia. Aš valgydavau vaikystėje su cukrum. Nieko nesakykit, blogai, taip blogai. Bet dabar savo dukrai ir savo pusryčiam darau ir cukraus tikrai nededu. Gražiai paserviruojam, nes jau kai gražiai sudėtas maistas, tai valgosi skaniau. Visą laiką dedu uogyčių, kokių turiu, avietės. Ir dabar pasirinkimas yra toksai arba medus, arba klevų sirupas. Tai kurį dabar? 6767. Dabartiniai bajeriai. Ok. Žinot ką? Ledai. Nu gal čia medaus jau būtų per daug, tai šį kartą klevų sirupas. Va. Savaitgalio pusryčiai. Lietuviškas French toastas. Jėzau, ledai tirpsta, reikia greičiau eit valgyti. Kalorijų bomba visam savaitgaliui.